Sveiki, sveiki! Šiandien kazaniuką užkočiosim. Sekmadienis, tinginio diena. Kadangi sekmadienį norisi kažko bištoko šviežio, paprasto, nesunkaus, neskrandžiui, tai darysime iš 3 ingredientų. Tai va, mes naudosim šiandien labai paprastai. Kopūstai, bulves virsim būtinai su lupinam. Ir šinkauliai. Šinkauliai. Kai žmona rado vieną kiaulienos, šinkauliai pardavinėjami. Mes nežinom, kad yra čia šonkauliai. Vadinasi, čia vadinasi šinkauliai yra. Tai va, pradėkim. Ką padarom su pirmoju ingredientu? Supjaunam gražiais gabaliukais. Mes susisakėm, kad mums padarytųsi daugiau mėsos, ne kad ten vien čiulptos kauliukus. Sušniuojam viską. Nu va, kiek sėdmaišių pripjovė. Gal prisės pas nors? Gal kad prisėsti ant šinkaulių. Nu va, 2,6 kg. Kaip ir minėjom, kadangi yra 2,6 gramo, 2 kilogramo, tai dedam 26 gramus druskos ant mėsos. Jau paleidžiu. Užteksi? Gerai. Va ir procesiukas, ką mes darom, paprasčiausiai dedam viską sluoksniais. Kopūsčiukų. Sluoksnį. Tada yra mūsų sėdmaišiai. Sėdmaišiai. Pirmą dar pradruskyti pipirai, einant viršaus. Čia. Antras. Ir taip iki viršaus sudedam viską, ką turim. Opa. Taip jau kažkas visą dar viskas. Tai jau.